na, jisai toks jausmas, kad mes einam į kažkokią paskutinę kovą kiekvieną dieną. Nutolusio patrioto kompleksas. Tai yra toks pagal Freudą psichologinis spaudimas, kad jeigu mes nutolome nuo Lietuvos, ten, ar emigravome, ar išvažiavome, ar išvykome, ar kaip be pavadinsi, bet nutolome, staiga įsijungia, kad reikia atgailauti. Aš manau, kad lietuviai diasporoje turi klodus tiesiog nesibaigiančius istorijų, tik tai juos reikėtų pakelti. Aš noriu papasakoti viską, aš tiek daug gero darau, aš tiek daug naudingų veiklų darau, aš noriu visas jas papasakoti. Nė velnio, išsigrynink, kokia yra tavo pagrindinė viena tema, ko tu sieki. Aš dažnai naudoju šitą metaforą, kuri man patinka, kuomet Michelangelo žymėjo paklausė, kaip jis sukūrė Dovydą. Skulptūrą jis pasakė, tai labai paprasta. Pasiėmiau marmuro akmens luitą, nukapojau viską, kas ne Dovydas, ir liko Dovydas. Pamoka yra tokia, kad kartais atsisakyti yra žymiai sudėtingiau negu pridėti. Auksinė taisyklė mažiau yra daugiau, less is more, mes visi ją žinom, bet vėlgi dažnai ją pamirštame vis dėlto. Kad nepamiršti yra toks priminimas, šuo nesupranta dviejų skirtingų komandų vienu metu. Ką jūs matote ekrane yra ne klaida. Aš tiesiog norėjau jūsų dėmesį atkreipti. Tai vadinu, kad iš karto reikia pradėti Jamesu Bondu, nes tai yra išskirtiniai filmai, kuomet tas iškite kaip reklaminiai stendai, mąstykite kaip billboardai. Mes tai turime iki 3 sekundžių pravažiuodami autostrada arba keliu, kur pavyzdys, be abejo, kaip sakoma, blogasis pavyzdys, kaip gali atrodyti absoliučiai bloga komunikacija, kur yra labai daug žinučių, jeigu taip. Na ir KISS principas yra ne bučinys angliškai, o angliškas marketingistų slengas, kuris šifruojasi Keep it simple, stupid. Tai mano patarimas yra nebijokite būti išskirtiniai, išsiskirti, būkite kūrybiški ir pasakokite istorijas.